Mes važiuojam į Ukrainą. Tai dabar varom į kur mes varom? Varom iki Ukrainos sienos ir tada varysim su traukiniu. Taip, ir aš manau, kad jums bus tikrai įdomu pažiūrėti, kaip mes ten keliaujam, nes mes vieną kartą jau ten keliavom ir mes viską filmavom, bet mes nebuvom blogeriai ir dėl to vis tiek keliavom. Kur dabar važiuojam? O dabar važiuosim į Helmą. Čia yra pasienis su Ukraina, kur visiems žinomi dronai į Lenkiją buvo išskridę, tai buvo per ten. Mes sustojom kolonėliai, tiksliau ne kolonėliai, o KFC, kaip vadinamas jo Lietuvoje, aš nežinau. Čia Tomukas pavargęs nuo vairavimo. Ir sumesim šiukšles. Interviu. Taip, ir viskas. Mes jau netoli. Mums liko 2 valandas važiuoti. Tai jaučiu darysim iš karto jau video iš traukinio. Ir parodysim jums, kaip taip iš tikrųjų atrodo tie ukrainietiški traukiniai. Aš tikiuosi, kad mes važiuosim su nauju, nes dar yra seni, jie ne kažką, bet manau, nauji bus. Mums pasiseks. Mes atvykome į Helmą. Taip, Tomas miegojo, aš vairavau. Truputį nebuvau paskutinę valandėlę. 2. Taip, bet jau atvykom. Ir kiek mes turim valandėlę dar iki traukinio. Taip, čia nurodyta, kad mes jau čia. Antrą kartą drąsiau truputį ir kaip dieną. Prieš tai pirmą kartą, kai važiavom, tai atsimenu, buvo ne taip jauku. Nes buvo naktis, dabar šviečia saulė, atrodo visai čia ne į karą važiuojam. Aš manau, jums bus tikrai labai įdomu pažiūrėti, kaip ten žmonės gyvena. Mes gan mažai laiko turėsim, nes mes paskui turėjom sekantį kelionę, tai mes turėsim vieną laisvą dieną. Bet vis tiek mes tą viską filmuosim, tai gal bus visai nieko pažiūrėti, kaip Darinėlė gyveno, kaip buvo maža, parodysiu savo kambariuką. Taigi, esam jau prie traukinio ir pasiruošę vykti į Kijevą. Taip, dabar šitas traukinys, mes parodysim jį viduj, jisai yra su miego lovomis, nes mes važiuosim 12 valandų, į Kijevą atvyksim 5 ryto. Dabar yra 4, taip. Vienoj kajutėj gyvena 4 žmonės, bet mums pasisekė, pas mus kajutėje tik mes dviesi. Tikiuosi, kad pasisekė. Praeitą kartą, kaip keliavom, irgi buvo tas pats. Bet atgal mes tikrai grįžtam su žmonėmis. Dar čia buvo parašyta greitis. Parodysim, kaip atrodo mūsų traukinukas. Greitis 100 km per valandą. Mūsų mėlymoji geležinkelė. Ateinam, čia mūsų vietas. Kaip Tomas ir sakė, yra 4 lovos. Mes tikimės, kad mums pavyko. Filmuojam jums perėjimus. Tai va, čia taip viskas atrodo. Čia yra naujas traukinys. Lovytės. Mums čia yra... Čia yra patalynės. Va. Čia. Ir mes čia darysim... Taip, turim šviesą. Va, dabar neveikia, nes traukinys neveikia. Tada čia susidėt lagaminam. Turim rozetę 220. Ir kondicionierių. Šitam traukinį mums pasisekė. Mes turim pagerintą. Mes turim kondicionierius. Čia matom, ar užimti tualetai yra. Iš tikrųjų. Patalynė. Jo, jeigu nėra, galim parodyti net tualetai, kaip atrodo. Ai, va, dar vienas dalykas. Viskas supakuota, rankšluostukas. Ir patalynė nauja. Einam pažiūrėti. Kiekvieną kartą yra... Einam į tualetą. Kiekvieną kartą yra... Jis bus užrakintas. Jis užrakintas, nes kol traukinys nejuda, negalima eiti į tualetą.
Jau yra kaip naktis, 8 valandą, bet jau yra tamsu. Va, mes jau pasiruošę miegot, prie mūsų taip nieks ir neatsisėdo, tai va čia mūsų lovos. Mes visą vakarą sėdėjom, kuriam turinį, tai dabar varom miego ir rytoj ryte 5 atvykstam, tai nufilmuosim. Va, toks žmonių kiekis atvažiuoja, čia dar labai mažai, visi nukeliavo į aną pusę. Viskas ir mes atvykome. Labai šalta. Labai šalta, bet pas mus irgi šalta. Gerai, laukia jausmas, kad yra -67 ir einam ieškoti dar vienos tėčio, kažkur turi būti. Žiūrėk, kaip gražu gavosi. O ne? Aha. Sustojam kolonėliai, mums pila kūrą. Einam pasipilti. Čia Darinėlė praleido visą savo vaikystę. Ir kažkur čia mano mažas šuniukas. Šitas. Ir didelis šuniukas. Tomas, paklak. Tomas. Tomas, это. То, Дарьенка, то. O čia Darinėlė čiuožė visą savo vaikystę. Va čia man statė čiuožiklą. Čia buvo čiuožikla. Dabar jos jau nebėra, nes Darinėlė jau didelė mergaitė. Čia lipom su broliukais ir čia buvom čiuožėm. Mano senelis užsiiminėja vynuogų. Tai čia yra jo vynuogynas ir jis dažniausiai daro labai daug vyno. Bet šiais metais buvo keisti orai, tad nelabai daug tada vyno. Nelabai daug vyno ir nelabai daug vynuogų. Prieš 10 metų mes su mano pusbroliu sodinom šitus riešutus. Tai mes dabar esam centre, pagaliau mes gražiai atrodom, išsimaudėm. Taip, pailsėjom po traukinio, buvo iš tikrųjų daug nuovargio, bet dabar jaučiamės daug geriau. Kitoj pusėje jo. Kariai, kurie žuvę jau kare. Šiaip iš tikrųjų jausmas visai nesijaučia, kad vyktų karas Kijeve, Ukrainoje, nepaisant pastatų, kurie yra sugriauti. Bet šiaip bendrai daug žmonių, pilna mašinų ir viskas veikia, parduotuvės veikia, restoranai veikia. Tai Jo, aišku, bet tokie vaizdai primena, kad karas vyksta. Dabar parodysim ir paminėsim žmonių, dėl kurio mes dar ramiai gyvenam. Ant kiekvieno stulpo įsijungia bažnyčia kaip tik tuo metu, simboliška labai. Ir čia mes matom žmonių, kurie atidavė savo gyvybės už mūsų ramios naktis. Tad čia jau yra grubiai 1000 į tolį, 1000 aplink. Nu, čia yra labai liūdna vieta ir aš noriu parodyti tiesiog, kaip atrodo gimimo metai šitų žmonių. Tai čia yra 94 metų gimimo, 98 metų gimimo, 91, 90, 99. Jo, va, tai mano. Ir jaunų čia labai labai daug. Ir tos gatvės čia, aišku, dar ne visi. Kiekvienas miestas turi savo alėjos. Žodžiu, labai liūdna.
čia yra, iš tikrųjų, čia yra Ukrainos labai svarbioji vieta, hetmanas Bogdanas Chmelnickis. Va čia. Tada, kaip Kijevą puolė, jį apgynė. Va tokia konstrukcija ir labai tikimės, kad kuo greičiau jis atsistatys atgal. Su šitom va gynė, barikavo Kijevą. Gynė Kijevą. Apstatė, kad neįvažiuotų, tai suprantu, su tais metalais. Sunku patikėti iš tikrųjų, kad čia mieste tiek daug žmonių, visi vaikšto, o už 500 km yra karšta karo zona, kur kariai aukoja savo gyvybę, kad šitie žmonės jaustųsi saugiai. Tai bus sunku patikėti. Pagal legendas, čia yra Kijevo įkūrėjai Kai, Šekas, Horivas ir sesė Libit. O tenais toliau yra labai baisi zona, kur yra sudėtas vėliavas už kiekvieną mirusį žmogų. Kad jūs suprastumėt tragediją viso šito, kas čia vyksta. Jie padėjo savo gyvenimą už mus, už mūsų šalį. Va, Jėzus, vieną vėliavą su kiekvieno vardu. Čia yra visų. O 2014 metais čia vyko Maidanas. Ir iš to viešbučio viršaus sėdėjo snaiperiai ir šovė protestantus. Kurie iš čia ėjo nuo kalno, ne? Į kalną, nes tenais buvo ministerija. Ir ten ėjo ir visų šaudė, absoliučiai visi. Tad žmonės protestavo prieš valdžią, kuri norėjo parduoti mūsų šalį ir pardavė Krymo Rusijai. Tad žmonės išėjo į protestus, tada mirė labai daug žmonių. Ir, žodžiu, valstybės policija sėdėjo viešbutyje, centriniam viešbutyje, kuris vadinasi Ukraina, ir šaudė žmonės. Lauke 6 ryto, Kijeve girdisi šaudimai nuo 2 iki dabar masinė ataka. Taip, žmonės slėptis turi, čia dabar mes stotyje. Pravažiavom pro metro, pilna mašinų, žmonės suvažiavę slėptis, o mes važiuojame į varžybą. Jo, nes negalim pasirinkti kitą dalyką. Negaliu dabar filmuoti, nes negaliu filmuoti žmonės, nes gali būti ir karių, tad įvarom. Šiandien tokio traukinuko važiuojame varžybas. Lauke šaudo. Šis truputį senesnis, ne toks kietas, kaip mes važiavom į priekį. Bet vis tiek nieko. Užtat jis kvepia mano vaikystę, nes mes visada važiavom į kelionę su tokiu traukiniu. Ir lauke labai šalta, o čia šilta. Atai. Mes apsigyvenome mūsų apart hoteliai. Iš tikrųjų net nežinojom, kad čia egzistuoja tokie viešbučiai. Tai
Mes turėsim tokį kambariuką vienai dienai. Čia yra labai, nemažas miestelis, čia yra žmonių, bet infrastruktūra tame mieste nėra tikrai kaip didmiesčiuose. Tad mes dabar turim apart viešbutį, laukiam vandenio, dabar turbūt gaminsim savo valgyti, darysim makiažų, šukuosinus ir varysim į varžybas. Taip? Taip. Plaustomas galvas su vandens buteliu, jeigu neatsiras vandens. Esam kaimelį, kur vyks varžybos. Mes truputį už miesto, iš tikrųjų mieste vyks varžybos. Čia yra kaimelis, arbūzai. Ten matom žiguliuką, to nepamatysim Lietuvoje. Pamatysim. Nepamatysim Lietuvoje. Taip, vyksta dabar varžybas. Žmonės renkasi, mes einam patikrinti aikštelę. Mes ready. Pasiruošę važiuoti 5 valandas. Šį kartą gal viršui lovos, nes jo nebuvo. Tu. Sėdam. Čia turim saugiklą daiktų. Aš jau buvau nusivaręs žemyn vieną kartą, o čia nėra apsaugos diržų. Tiek. Mes turėsim savo šitoj kajutėje. 5 valandėlės važiuosim į Kijevą. Ir Kijeve tikėkime bus. Einam į paštą siųsti auskarus, kuriuos aš gaminau. Dabar mes esam tokiam mieste. Čia yra namai už tvoros. Ir čia viduj kaip darželis yra, viską yra, tad jo, miestas mieste. Naujam atsimti mano batukus, užsakiau, žiauriai gražius. Ir siųsti auskarus. Dabar esam parduotuvėj, mano mėgstamiausia arbata. Geriausia visam pasaulyje arbata. Eisim su mano mamyte dabar gert kavą čia komplekse. Aš visai graži, tokia esu, lyja čia laukia. Tai Tomas dar miega, nes nemiegojo traukiny ir tada varysim apsišopinti. Čia mano mamytė. Mes nusipirkome jums tokią ukrainietišką arbatą. Jinai labai graži, dabar nesimato, jinai blizga. Idealus įpakavimas. Bet šį dalyką jūs pamatysit pas mus YouTube jau. Ir vieną iš mūsų komentatorių mes padovanosim setą. Mūsų tokią gražiausią arbatą. Labai skani. Aš nežinau, kas gali būti geriau. Arbatą su šampanų skoniu ir braške. Tai ir dar bus keletas saldainių, tad aktyviai rašykit mums komentarus, mums tai yra labai svarbu, mums tai nauja, tad jeigu norit ukrainietiško seto, tai prašau, rašom. Jau važiuojam, aš su tėvais, Tomas liko namie. Parodysiu jums mūsų prekybcentre, šiandien ramybė Kijeve, dėka didvyriams, kur kovoja pietų pusė, pietų Ukrainai. Скільки всього новенького. Воно? Parduotuvė, kur pristatyti ukrainietiški tie gaminiai. Aš ta prasme, aš čia vis negaliu išeiti, man tai šakis. Ir jis didžiulis. Pasiemu savo kutikolos alėlės. Čia mūsų ukrainietiškų saldainių parduotuvė, galima iš čia ir nusipirksiu. Šiek tiek mes turim Lietuvoje jų, bet tikrai ne tokiam kiekiu. Čia sveika saldainiai be cukrų. Galimai aš jums iš čia kažką nupirksiu ir taip pat lauksit YouTube. Mes nusipirkom jums dovanų. Pamatysit vėlgi tos dovanos, aš išpakuosiu. Irgi kartu eis už antrą daugiausia palaikintą komentarą. Turėjom eiti pasivaikščiot. Vaikštom.
atvykom į metro, eisim giliai po žemę ir greit važiuosim, išvengsim visų kamščių. Taip, nes dabar yra rytas, pietus ir visi varo į centrą. Tai čia yra žalioji stancija, mano mėgstamiausia, aš čia visada važinėjau. Va čia matosi žalioji, iki galo Kijevo, nuo vieno galo iki kito. Dar aišku yra užmiestis. Ir yra persėdimai auksiniai vartai, tai ant raudonos stoties ir ant mėlynos stoties. Mes dabar važiuosim ant 314, Zoloti Vorota. Seniausias įėjimas į Kijevą. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. А что ты отдельно села? Стаційного поста телекерування. Черговий останній. Черговий. Čia yra anksčiau tai buvo užtvara čia ir aplink senojo Kijevo, čia buvo įėjimas į Kijevą, į miestą. Ir tenais, jeigu mes einam į senojį Kijevą, nu tai kaip į seną Kauną ar Tai dabar čia yra naujas Kijevas šitoj pusėje, o ten yra senas. Tai mes einam į seną. O čia yra vartai, kurie gynė, buvo tokių ratų per visą miestą. Čia yra auksinė stotelė, ta kur matėm, atrodo prieš Vadinasi tai. taip. Tai yra nacionalinė Ukrainos opera. Nuostabus pastatas. Visai nevėjota. Oi. Čia per Lietuvą. Espresso. Orange. Liuks. Tai yra centrinė Kijevo gatvė, o tai yra centrinės Kijevo univermagas, viena iš brangiausių Kijevo parduotuvių. Tai Šanelas, čia mano Tomas, su mano mama panda sudėt skirti. Čia yra Valia, kaip gražu. Maistas. Visiems mūsų sekėjam, kuris sakė, kad Ukrainai vėliavų mažiau ukrainietiškų nei lietuviškų, rodysiu toj. Ten vėliava. Dar ant to LED ekrano vėliava, visur vėliavos, tenais 2 vėliavos, ką tik mačiau, žodžiu daug vėliavų. Čia dabar esam labai gražus restoraniukas ir va šį čia į Bromą įėjus būdavo parduotuvė Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent ir aš turiu nuojautą, kad čia vis dar ten yra, nes aš matau, kad kažkas šviečia. Bet va tenais buvo prieš karą lakšerių parduotuvės. Mes patiksinsim, o dieve, mes patiksinsim ir aš parašysiu, ar jie dar ten yra. Labai graži suvenyrų parduotuvė, Folkmark. Einam Tomukui, draugam pirkti dovanas. Gražu, kaip gražu. Noriu viską. А папа з Києва є магніт? Buvom suvenyrų parduotuvėj ir staiga liepia išeit, nes įsijungia, kaip girdit, oro pavojus. Čia visi mirusi. Skamba labai menkai. Kol laukia vyksta oro pavojaus sirena, apačioj požeminiai perėjo groja bočelis. Labai įdomus vaibas ir liūdna ir labai gražu. Dabar esam tokioj vietoj, kuri vadinasi Arka Družbų narodų. Tai lietuviškai išvertus bus tautos draugystės arka ir jinai buvo sukurta lygtais ukrainiečiams ir rusam draugystai tautų. Kaip Rusija užpuolė Ukrainą ir okupavo jos teritorijas, čia atsirado ženklas, kad mes nebebūsim kartu. Okay. Ir kodėl jos nenukelia visai, nes nori parodyti, kad iš tikrųjų nebebus niekada draugystės, tad esam amžinai skylę, tai šitas postamentas liko tame raiška. O dabar mes einam į tiltą, kuris padarytas visiškai iš stiklo.
stovim ant stiklinio tilto. Čia kažkada buvo pataikus raketa. O ten matom tiltą, nuo kurio dar prieš karą buvom nušokę su virve. Apgintas. Čia yra Volodymyr Velykai, jis yra apkrikštę Kijevą 899 metais. Turime Kijevo funikulierių. Jis važiuoja. Jau tams. Labai graži bažnyčia Andriivska. O čia yra Andriivski uzvis. Čia buvo anksčiau Raudonojų šviestuvų gatvė. Tai buvo bardelis čia pagrindinis. Tai čia dirbo. Labai senai dirbo Sagtinės draugelės. Vienos gatvės muziejus. Iš šitos gatvės nufilmuoti visi dalykai. Galim? Tai muziejus vienos gatvės. Galim matyti šitoj gatvėje, kaip renkėsi žmonės. Ir čia galit matyti elitą. Tai va, taip atrodė Kijevo žmonės. Tomas dabar skanuosi su telefonu ir gali klausyti angliškai. Tai aš tau duosiu. Apranga žmonių Kijevo, kad tai nėra tikrai kaimas. Va taip atrodo viskas čia. Pažiūrėkit. O va taip atrodė ponios bardeliai. Tai va turėjo apsirinkti vyras pas ją į pasimatymus. Ar čia moteris, neįsivaizduoju. Ir va taip atrodo ponia iš bardelio. Kaip pasakyčiau, visai gražu. Labai gražu. Ir va taip va atrodė va visas šitas Kijevas senas. Tai va ten viršų yra bažnyčia, prie kurią mes priėjom. O čia vyko veiksmas. Čia yra kuoka, man atrodo. Čia parodyta, su ko kazakį ukrainiečiai mušėsi. Čia dėjo žolelės, kad tai žmogus kvėpuodavo ir tikėdavosi, kad išgys nuo Ne, padaros. išgys, o ne užkrys, čia gydytojų rūbai. Ai, gydyto rūbai. Tai va, nu supratote. Čia yra Lvivska maistarnė šokolada. Čia gaminami saldainiai. Ir šitie yra nuostabus ir aš jų dabar valgysiu. Yra vietų Kijeve tikrai, kurios primena, kad vyksta karas šiuo metu. Tau tik vietos primena, nieko, kad šiandien mes matėm, kaip sproginėja. Nu jo, bet aš apie vietas kalbu. Čia viena iš vietų. Vieta, kur buvo susišaudymas žydų. Apie 500 000 čia nužudė, sušaudė. Tenais dar yra skylė, ne skylė, o duobė vienoj pusėj, kur susišaudė jų. Ir va, čia yra memorialas. Matot, skiriasi grindis. Tai va, kur yra akmenukais. Nuo ten iki ten buvo duobės. Jo, kur šaudė Ir laido. žmonės. Visų. O čia atmintis Romam, kuris šaudyti čia pat. Va, ten, kur jų vežė. Tikras vagonas. Siena tipo Izraelį. Čia aprašyta apie ją. Čia yra didžiulis memorialas. Mano mamytė darbe. Mano mamytė yra kosmetologė. Ir aš gavau dovanėlių. Būsiu dabar graži. Sugrįžom namo, dabar ateis mano draugė ir jau rytoj ryte mes važiuosim atgal. Tad dabar jau... Atsisveikinam. Jo. Ciao. Доброго вечора. Ми з України dabar bus. O gal ir nebus. Nežinau, nieks. Važiuojam kietam labai traukinį su kondicionieriu. Su LED ekranais. Viskas šviečia. Lakšerė. Šiandien šaudo. Šiandien guli.
čia tai traukinys, tai bele kokio gerumo. Jau Nu, čia langai. dėsime. Viskas stiliukas padaryta, nes telefonam padėk telefoną krautis, nu tobulas čia traukinukas, čia labai geras. Mes jau Lenkijoje, Tomas bandė ištraukti lagaminą, vežėmės iš namų popkornus, visko, suknelę, šokių viską. Tomas bandė paimti, o dabar viskas nepajuda. Taip, jau mes Lenkijoje, Helme, tai einam iki mašinos ir baiginėsim po truputį mūsų blogelį. Noriu pasakyti, kad buvo labai smagu filmuoti tą vlogą. Tai bus mūsų pirmas video. Mano labai gražiai Tas šukas. labai gražiai ir mano. Manau, kad bus labai smagu. Jūs lauks dovanas nuo mūsų iš Ukrainos. Ir eisim link mašinos ir užrašysim jums atsisveikinimą. Mes jau atvarėm į traukinių stotį. Turim labai daug smutkių, nes važiuojam nuo tėvų. Dabar iškvietėm taksą, einam link mašinos jau ir varysim iki Varšuvos į sekantį mūsų kelionę. Tai va, mes esam Kelme, grįžom saugiai, sveiki, viskas gerai ir dabar važiuosime į Varšuvą. Iki Varšuvos mums 3 valandas, nes toliau turim kitą kelionę į Italiją, bet jos turbūt nebefilmuosim. O gal ir filmuosim. Bet istorijos. Filmuosim istorijos. Gerai, Vlogą filmuosim. nefilmuosim, manau, nes mes busim stovykloje, varžybose, tai nemaniau, kad čia bus labai įdomu. Ir po šitos kelionės norėčiau vėlgi pasakyti visiems, ką žiūrės šitą video. Mes buvom su Tomu Kijeve, sostinėje, kuria yra labai apsaugota nuo turi oro gynybos. Jie laiko ramybę, kiek gali tą daryti, bet mums labai pasisekė, kad mes buvom sostinėje. Tad jeigu visoje šalyje karas vyksta, visą laiką yra nesaugu dėl raketos ir dėl dronų. Ir tenais, kur yra karštos taškos, tai Donecko, Luhansko, Zaporižė regione, Dniepro regione, Odesai, ten yra košmaras, ten yra artilerija ant žemės, ten šaudo, ten yra išnaikinti namai, apie tą patį Mariupolį. Tad jeigu jūs matote šituose video, kad mes ramiai savo keliaujam gatvėje, tai nereiškia, kad karo nėra ir jis baigėsi, tad aukokit ir laikom kumštis, kad Ukrainai tas karas ir pasibaigs. Tai iki. Ir Iki. pasimatysim mūsų sekančiam blogė. O jūs komentuokit ir labiausiai užlaikintas komentaras gaus nuo mūsų dovanų, apie kurių jau kalbėjom.